Sveikučiai draugai, važiavo siuntą, pristatysim truputį, gerą turim DeWalt ruletę. Man patys geriausiai šitie diskeliai pjovimo diskui. Pasimėm porą vienetų, mums tinka ir ant Makitos, ir ant DeWalto. Kam įdomu, galite pasižiūrėti modeliuką. Mes dirbam tik su tokiais. Kainos ir kokybės santykis. Pasimėm DeWalt. Nauja kampainė. Tikrai rimtas tvirtas atrodo. Taip pat viena didesnė. Didelis čia yra 30 ant 30. Čia jau murlotam arba gegnėm dideliom. Tada yra adapteris. Turim Makitos pasimėm dar DeWaltą, kad būtų krauti telefonam arba kažkam kitam. Tada tokį rinkinuką pasimėm. Skylėm grėžti medį. Nuo 12 iki 32 irgi DeWalt. Taip pat Fiskara plaktuką. M čia yra dydis, tas vienas iš mažesnio. DeWaltas spaustuvo vieną mažesnį. Iki šiam kylų 30 cm. Tada tokį, kadangi mes dabar čia turim daug vardymą, pasiimėm tokį plaktuką. Richman firmos 600 gramų. Kaip tik mums prigrėvimo bus. Puikus DeWaltą. Kūjis pirmą kartą turi DeWaltą plaktuką. Didelis visai. Atrodo labai patogus. Gramų nežinau kiek yra. Išlietsva iš vieno. Patogiai rankena, ilgas. Galim palyginti su Fiskaro. Tai ilgesnis va per kokius 10 cm. Dabar uždėjau bateriją krauti McLaren Limited Edition. Suktukas, kurio labai norėjau. Tai savo pasidovanojau, kaip sakant. Bandysiu su juo vien dangą sukti. Kadangi jis yra lengvas, toks patogus atrodo, mažas baterijos. Toks labai patogus rankai. Dvi baterijos buvo, pakrovėjas toks mažas ir suktukas. Čia pasiėmėm dažant iš šniūrą dažiukų. Taip pat ratud M3 numerį skobų. Naujų peiliukų Stanley. Dvi liniuotės naujas paėmiau, Topex. Čia aš naudoju dažniausiai jas prie skardos lankstymo, kai reikia matuotis. Elektrodų paėmėm paprastų dedrą 3,2 mm, pusę kilogramą čia reikės armatūrai mum virinti. Dabar tvirtinimo diržo, nes biškai išsimėtė pas mum. Vien čia yra 4 metrų, kitas 8 gal. Tada paprastą kibiriuką ir 4 šniūrus. Turbūt ir viskas. Toks mūsų siuntinukas. Apsiklėjom vakar. Užsidėjom, kaip sakant, reklamas. Galiu parodyti, kaip puikiai atrodo. Paprastas dalykas, bet kaip puikiai žiūris. Ypač mes, kai dirbom dabar centre. Gal pažiūrėti. Jis yra vėjų pralaidus, kad stelažų nenugriautų. Užsidėjom 4 tokius, tai labai puikiai atrodo objekte. Aplinkoje pastoliai yra pastatyti. Ir iš visų pusių reklamą. Žino, kas tokie čia dirba.
kaip matom. Ir ten dar vienas iš ten atvažiuojant, iš visų pusių žodžiu esam pasidarę. Tai labai puiku. Gražiai žiūris, tvarkingai. Tai va, tas siuntinukas, už tą visą siuntinuką sumokėjau apie 600 eurų. Su Techničiu derinam dabar nuolaidas. Technitis.lt Kaune parduotuvė. Jeigu ką, kreipkitės, nuo Žilvino stogai padarys nuolaidą. Kol kas nuolaidos koduką dar nėra, bet greitų metų turėtų būti. Ten yra visokių įrankių, kaip ir aišku, daugumą kur, bet jeigu ką, pasiskambinkit tiesiai Dariui, pasakykit, kad nuo Žilvino stogai turėtų padaryti geresnės kainas meistram mano sekėjom. Tai va, mes varom darbuotis. Einam toliau griauti.